Taigi sveiki, su jumis sveikinasi Gyva jaunuomenė. Ir šiandien išskirtinai mūsų grupelėje susirinko menininkai, tai dizaino atstovas, tekstilės dizaino ir meno atstovė ir 2 paveldo atstovės. Ir mes šiandien pašnekėsime apie madą. Ir mada tai nebūtinai kažkas turi būti būtinai susiję su drabužiais. Tai gali būti tendencijos, kurias matome tiek socialiniuose tinkluose, tiek aplink mus ir galbūt plačiau apie tai norėtum, Andriau, papasakoti. Galima kalbėti apie įvairias dizaino tendencijas ir madas ir aš manau, kad jos labai gerai atsispindi automobilių dizaine. Kaip kas keletą metų tu pamatai vis naują kryptį dizaino, kurioje tu tiesiog matai, kaip automobiliai keičia savo būtent tą išvaizdą tiek interjero, tiek eksterjero detalėmis, bet tai yra tik tai viena tų madų išraiška. Mados yra, kaip Rūta ir pasakė, labai plati sfera, kurioje apskritai žmonių elgesys, požiūris ir mintys keičiasi priklausomai nuo to, kas šiuo metu yra populiaru, kas šiuo metu yra sektina. Ir man bent jau kaip atrodo, iš kur tos mados šiaip atsiranda, kad žmonės iš esmės kaip socialiniai gyvūnai mes labai norime pritapti, mes labai norime būti pripažinti, mes norime būti dalis grupės, ar ne? Nes tada mes esame saugus ir iš evoliucinės psichologijos, jeigu taip žiūrint, tai jeigu mes būdami medžiotojai rinkėjai buvome dėl vienų ar kitų priežasčių atskirti nuo savo grupės, nuo savo genties, kaip sakant, mums iš esmės tai buvo kaip mirties nuosprendis. Nes žmogus viens negali gamtoje išgyventi, jis visada turėjo turėti kažkokią bendruomenę, kurioje kiekvienas turi savo vaidmenį, savo kažkokią tai užduotį, pareigas ir mes jas darydami galėjome išgyventi. Ir bent jau man atrodo, kad tos mados iš ten pagrinde ir ateina, iš tos mūsų prigimties priklausyti kažkokiai grupiai, priklausyti kažkokiai tai žmonių bendruomeniai, kuri mums atrodo faina, kuri mums atrodo priimtina, kurią mes norime, plėsti, kurią mes norime būti. Tai kaip jums atrodo, ar mados mus formuoja, ar žmonės tiesiog sugeba madas patys sukurti, ar tos mados vėl dar iš kažkur kitur? Kaip jūs jaučiat? Atrodo, kad madas mes ir patys kuriam ir tuo pat metu galbūt labiau vieni žmonės kažkaip formuoja madas, bet čia mažuma, o dauguma kažkaip tiesiog jom paklūsta. Tai iš kur jos ateina? Kur, pavyzdžiui, kaip jūs pasigaunat madas? Kaip, tarkim, nežinau, ar mes čia save labai laikom tokiais, kurie Man atrodo, mes pasiduodam. Madom, bet Jo. Bet čia iš gal esmės mes ir žiūrime tas madas iš to, kaip sakant, Chanel'o, tai galbūt žmonėm ir bus įdomu išgirsti, kaip mes matom, kaip kiti atrodo sekdami tomis madomis. Tai gal žmonės kartais gal net ne visada supranta, kad jie įkrenta. Čia mada, nežinau, tendencijos kažkokios, gal galima įvardinti. Mada yra, kuo dauguma tarsi seka, ko siekia. Tai kas populiaru dabar? Kas yra populiaru, jo. Jo, tai kokios dabar, pavyzdžiui, madas tendencijas, ką jūs dabar įžvelgiat tokio, nežinau, jaunimo tarpe, nebūtinai jaunimo tarpe, kas dabar populiaru būtų pagal jūs? Kokiam TikTok'e ar kitose socialinėse medijose, tai dažnai būna visą laiką ten nuolatos keičiasi mados. Net nepasakyčiau, kad mados, bet tam tikras video, kuris kažkaip prilimpa jaunimui. Tai nežinau, galiu duoti pavyzdį, kad buvo helikopteris, po to kačiukų video visokie ir pagal tam tikro filmo būna irgi jo. Filmo, pavyzdžiui. Barbės, kad ir. Jo. Tai, jaunimas jo. Turi šitą mados sekimą, kad jie tiesiog net nežinau, man taip iš šono žiūrint, atrodo, kad jie susitinka ir net tarsi jų dialogas neprasideda nuo kaip tau sekasi arba kažkokios minties, bet su dainele helikopter arba kapibara.
Tai Aš bandau prisiminti, koks tas buvo jausmas, kai, pati buvau paauglė. Tai tos mados jos kažkaip turėjo įtakos, matyti, dar tam amžiui. Tai ten, ojoj, kokių tų madų buvo net iki pjaustymosi, kas būdavo baisu. Aš nežinau, ar dabar tokių baisių yra. Dar kiek aš klausiau žmonių jaunų, tai jie dar turi ten išraiškos priemonę tokią. Kaip tik neseniai buvo... Jo, kaip jiems sunku gyventi, kaip skausmas didžiulis čia, tai kažkaip atseit išlieta, nežinau, tiksliai. Sunku į žodžių sudėti, bet ta prasme tikrai žinau, kad dar daro žmonės tą. Kaip tik neseniai buvo straipsnis Lietuvos žiniasklaidoj, kad šiuolaikinis jaunimas yra linkęs prirašyti savo ligas. Pavyzdžiui, dabar depresijas. Mūsų gal, mano kartoj buvo būtent depresija, kaip tu sakai, o dabar visi prirašinėja savo ADHD tą sutrikimą. Papasakok. Aš negaliu tiksliai, aš nesu toj madoj, man ta prasme, ką tu, žmogus prisiskyrė savo ADHD ir, tą, kaip sakant, sutrikimą. Ten, kad tu ten, tai ne socialus kartais būni, kartais labai asocialus, kartais labai bendrauji, kartais nebendrauji, kartais ten tau, kaip suprantu, mintis kažkur ten nutrūksta, ir ten kažkokiu visokių cinkelių pilnas Instagramas, aš tai pasakysiu, tas ir tas, tu turi ADHD. Arba ten tas ir tas, tai arba žiūrėkit, mes turim ten ADHD, tai mes visi ten turim tą ir tą, ar kažkas tokio. Tada jos vienyje tas dalykas. Jo. Bet tai neatrodo gerai, jeigu mes irgi ten pragyvenom tas paauglystės ir šitokio neturėjom. Tai vis tik iš kažkur ateina ta mada, kad dabar kažkas, tu turi turėti kažkokią diagnozę, taip išeina jo. Tai yra dalis identiteto. Ta prasme, jeigu tu nelabai turi kaip save... Visi mes norim būti šiek tiek labiau išskirtiniai, šiek tiek labiau matom, ypač paauglystėje, nori, kad tave pastebėtų, tu nori būti įdomus, nori būti fainas kažko, ar ne. Tai kai tu užsimeti savo kažkokią tai, nežinau, išgalvotą diagnozę, ar ne, vienai per kitaip, tu vis tiek gauni daugiau dėmesio, tu patampi toks biški labiau auka, tavęs reikia labiau pagailėti, tau reikia daugiau dėmesio ir tiesiog pastaruoju metu man atrodo, kad tas aukos vaidmuo, ypač kai tu nesi auka, jis biški pasidarė per daug populiarus, kai žmonės tiesiog leidžia savo įkūnyti tai, apsimesti tuo ir to pasakoje tie žmonės, kurie iš tikrųjų tą problemą turi, kuri yra, realiai iš tikrųjų žmonės turi problemas ir ta apsimetinė tie, kurie to neturi, bet vien tik tam, kad gautų kažkokių populiarumo taškų, jie, kaip sakant, padaro meškos paslaugą visiems tiem, kurie iš tikrųjų serga. Ir čia iš kitų podcastų, kiek aš girdėjau, kad tiesiog šiuo metu yra tas toks vienas iš būdų, kaip sakant, pritapti prie žmonių, kurie populiarūs, ypač paauglių tarpe, jeigu tu aprašai kažkokią tai, ligą, kurioje nesvarbu, tu turi ar neturi, bet ta prasme, jeigu tu turi kažką, jeigu kažkas su tavim netvarkoja, reiškia, tu, kaip sakant, fainas, tu čia prie mūsų, tu čia su tavim viskas tvarkoja. Ir aš nežinau, ar jie patys tą pagauna, kad jie tą daro, bet... Tai man atrodo, kad čia kažkaip yra skatinama, man toks jausmas susidarė, kad, skatinama, kad žmonės kažkokius tokius... savo negalavimus ieškotų negalavimų savyje, nes, bent jau, kai aš buvau paauglė, nebuvo tiek. Ten buvo labiau, gal depresijos. Emo buvo reikalai. Buvo emo. Emo tas stilius depresyvus, melancholiškas žmogus, kur čia viskas blogai. Toks nihilizmas biškiai. Emo forsai, kas dar. Forsai, jo. Fifos buvo. Geri laikai. Jo. Good times. Jo, tai tos subkultūros, aišku, jos atneša. Aš nežinau, ar dabar tą galima vadinti subkultūrą dabartinį tą judėjimą. Ir iš vis koks dabar subkultūrų, nežinau, kokia yra mada. Žodžiu, mes nesivaikom. Paskutiniai tai hipsteriai buvo populiaru. Jo, hipsteriai. Tam tikras stilius, kalbėjimas, mąstymas galbūt, žinai. Tai dabar, pavyzdžiui, labai madinga yra tatuiruotės ir jos tikrai nebuvo madingos, nežinau, 15 metų atgal, nežinau, kada prasidėjo, gal 10 metų atgal, gal net dar... 10 arba truputį mažiau. 10 mažiau. Tai labai staiga užėjusi mada, kuri gali kažkada pasikeisti, bet išsitatuiravus kūną, tu tuos dalykus turėsi visą gyvenimą. Tai nežinau, kokia jūsų nuomonė, tai Milda, pavyzdžiui, kokia tavo nuomonė apie tatuiruotės? Šiaip iš tikrųjų, kadangi pati tai neturiu, tai mano tokia
yra, bandymas suprasti, kodėl žmonės daro. Tai tikriausiai kažką pasižymėti, įsiminti arba, kai būna tas patys jie, kurie darosi, teigia, kad atminti kažką, bet, pavyzdžiui, jeigu tu pagal pomėgį kažką darai, tai, pavyzdžiui, įsivaizduokit, mano pomėgiai pasikeitė per 10 metų, tai kai pasikeis ir tu norėsi kažko kito, gali ten nuo paviršiaus lazerių nuimti, bet poodinėse sluoksniuose tai lieka. Tai aš manau, kad kaip tik tatuiruotės nėra jau tokia labai nauja mada. Vis tiek darydavosi ir kalėjimuose tatuiruotės, ir jūrų laivynuose darydavosi tatuiruotės, kad atpažintų, jeigu, numirtum, kad atpažintų tavo kūną, kam tu priklausai. Tai... Bet jos turėjo paskirtį ir jos nebuvo taip masiškai naudojamos, taip kaip, dabar ta mada yra. Tai man atrodo, ir kad tatuiruotės, kaip toks kaip dalykas buvo, bet taip. Tiesiog keičiasi pati tatuiruotės mada, pavyzdžiui, tatuiruotės stilius. Atrodo, anksčiau ten tatuiruodavosi gyvatės, liūtus, nežinau, ten dar ką nors. Dabar visai kažkokie raštai, kartais Mickey Mouse'ai kokie, animacijos visokie veikėjai, visiškai kiti dalykai. Iš kitos pusės, būna mada apsirengimas, tarkim, ir tu rūbą pakeitai madą, šito nebepakeisi. Tai čia toks įdomus niuansas su tom tatuiruotėm. Irgi šitas, kaip jūs minėjote, tatuiruotės kažkokią turėjo reikšmę, tai, pavyzdžiui, aš irgi prisiminiau, kai Dėmenas sakė, kad jūreiviai būdavo kaip ir, jie identifikuojami lengviau. Tai, pavyzdžiui, nacių stovyklose kaliniams irgi skaičių ištatuiruodavo tą. Tai jisai kaip ir įdagas, tu pažymėtas, tai jeigu būdavo išgyvenę žmonės holokaustą, tai akivaizdu ant riešo, kas pamatydavo, žinodavo, kuris buvęs yra. Tai po to, pavyzdžiui, irgi tie kalėjimų žmonės, jiegi labai daug tatuiruočių turėdavo visokių ir su Marijom, ir su visokiais šventais atvaizdais ir panašiai. Tai, pavyzdžiui, man visą laiką atrodo, kad tas, kai būna ta mada šventuosius visokius išsipiešti rankas, ten veidus, visą kitą, tai čia gal netgi iš tų senesnių laikų eina, kai būdavo metalikėlius nešiodavosi, tai tau nebereikia atskiro daikto, tu jį tiesiog ant savęs turi. Bet tai čia jau nebe mada, čia yra tas tavo sakralinis supratimas. O čia jau ir, pavyzdžiui, tie tribal raštai, jie, turbūt tie, kurie tatuiruosi, jie nepriklauso genčiai, kad jiems tai reikštų kažką. Jiems tai gražus piešinėlis. Tada gaunasi, kad ne dėl kažkokio identifikavimo, dar kažkokios reikšmės, bet dėl grožio tai darai. Taip. Jo. Ta mada, aš nežinau, ar ją galima vadinti šalinga, bet tarkim, jinai yra turinti ilgalaikį poveikį, bet, pavyzdžiui, taip pat kaip ir būna tos mados, kurios įtraukia į žalingus įpročius, jo, tai irgi tas per norėjimą pritapti, aš nežinau, ar tatuiruotės galima prie to priskirti, prie norėjimo pritapti, gal tam tikrų būdų jo, nes ten būna susipažįsta vienas su kitu, kokią tu turi aš tokią, kokią tu aš tokią. Tarp mūsų nėra tokių. Bet... Čia dalis identiteto, pavyzdžiui, vyrai. Ta prasme, tie, kurie nori kiečiau atrodyti vyriškiau, ar ne? Tai šauna tatuiruotė ant visos rankos, ar ne? Kokią tipo? Rankovė. Tai visą tu atrodai iš karto truputį kitoks, įdomesnis, labiau išsiskryžios asmenios, kaip sakė. Nežinau, kiek tau kietumo prideda. Jau dabar nebeišsiskirsi, nes tikrai labai daug yra. Dabar išsiskirsi, jeigu neturi, jo. Bet pointas tas, kad mintis ta, kad tu su tom tatuiruotėm vis tiek kažkoks įdomesnis, išskirtinesnis, tau daugiau identiteto užsidedi ant savęs, žinai. Čia kaip su tam tikrų, vėl iš vyriškos perspektyvos, tam tikras automobilis tavo, ar ne, jeigu tarkim jis būtų kažkoks klasikinis, arba kažkoks nestandartinis, arba kažkoks, žinai, ten truputėlį neįprastas ar retesnis, tu nori išsiskirti, tau smagu, tau prasme, kad tu taip savo identiteto truputį, žinai, prisidedi. Aišku, anksčiau tatuiruotė, jinai tavo identitetą, nežinau, kiek papildydavo, kiek labiau parodydavo tavo priklausomybę tam tikrai grupiai, tam tikram, nežinau, požiūriui ir panašiai. Dabar tos tatuiruotės jos naudojamas daug plačiau ir vis kitokiais tikslais. Tiesiog tai man atrodo, kad šalia tų standartinių, tradicinių tatuiruočių panaudojimo būdų atsirado dar vienas būdas, kad aš noriu biškį identiteto savo užsimesti, nes aš jaučiu, kad norėčiau daugiau.
gal negaliu įvardinti to žodžiais, bet jaučiu, kad, nes tų tatuiruočių tokių įdomių yra, pavyzdžiui, aš neseniai mačiau dabar nauja mada, kai žmonės darosi tokias labai minimalistinės ir visiškai atsitiktinėse kūno vietose. Ten kažkoks kryželis, ten kažkoks vos ne varnelė uždėta, ten kažkoks pasukinėjimas, tokių random ir daug, ta prasme, 7-8. Atrodo... Savo kūną paverčia eskizų knygutę. Iš tikrųjų, iš Ten tikrųjų. tokių nesąmonių visokių, kas šauna į galvą. Jo, nes tikrai yra nuostabių tatuiruočių, kur tu matai, kad žmogus supranta, ką daro, arba pas labai gerą specialistą nuėjo. Meno Tikrai kūrinys, taip, kuris tikrai yra. Tikroviškai, tarkim, arba su stilium kažkokiu. Ir dera prie tavęs, kaip žmogaus, ar prie veido, ar prie kūno, žinai, sudėjimo, dar kažko. Ir tikrai būna gražu žiūrėti toks, čia įdomu, čia faina. Bet žmogus, kur atranda, kad jam tiko, tai tada tai yra jo identitetas. Bet man atrodo, kad reikėtų ir šiek tiek atskirti, kur yra žmogaus identitetas, kur jisai atranda, kas jam asmeniškai tinka ir kur yra mada. Kur jisai eina su mada, tas madinga, man, gražu ir aš pasidarysiu. Ir man reikia, nes kiti turi. Tos tatuiruotės ant veido, pavyzdžiui. Bet būtent, kalbant pavyzdžiui, arba išsitatuiruota akies rainelę vyščių. Pavyzdžiui, kalėjimuose tai tatuiruodavos, anksčiau nežinau kaip dabar, ašarėlės. Tai man atrodo, ašarėlė reiškia, jeigu... Čia ašarėlė reiškia, jeigu žmogų nužudai. Kiek ašarėlių, tiek žmonių nužudai. Man atrodo taip. Baisu. Tai vat, tos tatuiruotės anksčiau labiau identifikuodavo, dabar dėl grožio. Kad jų prasmė visada keičiasi. Va, pavyzdžiui, kaip tu sakei, kad priklausimas organizacijai tokia prasmė. Tada, pavyzdžiui, dabar lažinčiausi, kad yra žmonių, kurie nusipieš ašarytę, nes atrodo fainai kaip iš 40-mečio. Tada sužinos, ką reiškia. Taip, bet prasmė pasikeitė, jam šiandien ta ašara gražu, bet vietoj to apgamo, ne? O čia reikšmė kita. Tu man priminei, kai būdavo tos plasmasinės apirankytės arba ant kaklų, kur dėdavosi. Jo, ir kur reikšmė ten visai kita. Jos reikšmė turi. Ir tas... Kaip kas interpretuos? Nežinojau. Ir vieni supranta, ten kad kažkas nelabai. su, kaip sakant, paleistuvystę. Tai vat, kas tas madas paleidžia, jūs man pasakykit, kad po to gali kiekvienam kioskelį nusipirkti daiktą, kuris nežinai, ką reiškia, bet jis vis tiek tą reiškia. Kaip sakant, nežinau, aš bandžiau ieškoti, surasti tą psichologinį kažkokį ar straipsnelį, ar kažką, kodėl žmogus eina paskui madą, kodėl, kaip jos susikuria. Tai daugiausia kalba, žinoma, apie rūbų madas. Ir kaip jos keičiasi, tai, kad kartojasi mada, sukasi, kad kažką dizaineriai paima iš anksčiau, bet kažką naujo sukuria ir kas kažkiek metų, kur atsikartoja tam tikra dalis. Dar buvo, dabar nepasakysiu, kokiu pavadinimu pavadinta, bet kad kai vaikas užauga, jisai nori atkartoti savo tėvus, todėl mados grįžta kas tą 20-metį. Kaip tokį variantą irgi skaičiau, kad irgi kaip ir pagrindimas toks. Kas tas madas kuruoja, kas jas organizuoja. Ar čia vis dėlto yra tikrai, kad žmonėms daugumai patinka ir tada jie susidomi ir ta mada tampa mada, kai daug žmonių atsiranda, ar vis dėlto, pavyzdžiui, dabar aš jeigu kalbėčiau apie socialinės medijas ir apie tą patį TikToką, tai TikToko madas diktuoja tikrai net, aš taip manyčiau, ne žmonės, kad jiems daugiausia patiko, o tai, ką padarė algoritmas ir ką jis padarė. Tai dabar labai pavyzdys į šitą temą. Mes žiūrėjom kartu filmą Barbie. Nežinau, gal kažkam patiko, nesąmonė, jeigu atvirai tariant, ten tokia, pigus filmas, kiek daug jo visur buvo. Pilnas Instagramas, TikTokas, filtrai, šoka žmonės pagal jį. Ta prasme, atrodo, kad ten kažkoks stebuklas, nors pats filmas ten, Labai gerą tikrai pavyzdį tavai. Nes Barbės filmas daugumos, bent jau kai kurių kritikų, yra gana kritikuojamas dėl jo pačio viso organizavimo, bet jį padarė kaip mada, kad jeigu tu jo nepažiūrėsi, tu esi loseris. Jo, tu kažką praradai žodžiu. Man atrodo, kad šitas buvo gal net ir dirbtinai sukeltas. Ne ta natūrali kažkokia mada, kur galbūt...
marketingas. Taip. Marketingas labai stipriai formuoja madas ir klausimas, žiūrint į rinkimus, ar ne, tai dažniausiai laimi tas kandidatas. Gerai, nebūtinai kaip taisyklė, bet labai aiškiai bent jau Amerikoje žinoma, kad tu turi pradėti kandidato, kad visą tą, kad savo kadencijos marketing reklamavimą gerokai anksčiau, negu prasideda prezidentiniai rinkimai, ten metai prieš, 1,5 metų prieš. Ir tu turi, kaip sakant, sukurti savo tą žinutę, kurią tu nori savo, kaip sakant, tautiečiam pateikti, kad jie patikėtų tavimi. Jo. Ir kad tai padarytum, reikia pinigų. Labai daug pinigų. Ir kas turi pinigų, tas turi marketingą. Ir tada iš marketingo gimsta mada. Tai man atrodo, mes atsekėm, kur čia viskas. Bent jau dalis madų, tai tikrai marketingas sukuria labai sėkmingai visą tą. Taip. Aš manau, kad tikrai jie madas, kaip sakant, kuruoja. Bet kodėl žmonės patikė? Čia antras klausimas. Irgi, kiek pasidomėjau, tai visada išmeta tik apie madą, tai mada tik rūbai, o ne mada socialinė mada, visuomenės mada. Tai, pavyzdžiui, kalbant apie rūbų temą, kodėl žmogus seka mada kaip rūbai, tom trumpom tendencijom eina ir perka, išmeta, vėl perka. Tai bandau pagalvoti, ką tas žmogus mąsto, kodėl jam to reikia. Jam reikia gražiai atrodyti, nes jisai galbūt jaučiasi nepasitikinti savim. Man atrodo, čia yra vienas iš tų kertinių dalykų, kodėl žmogus seka mada. Jam trūksta pasitikėjimo savim, jisai negali išeiti į gatvę, nes jam trūksta pasitikėjimo, jam reikia gražiai apsirengti, tada jisai bus fainas. Taip kaip visi žiūri ir ten. Pritapimui. Dar pavyzdžiui, jeigu tu nori, ten irgi pagalvojau, kad, tarkim, užimti aukštesnę pareigą, tu turi gražiai apsirengti, nes kitaip, į tave kitaip žiūrės. O gražu tai, kas dabar madinga. Gražu tai, kas dabar madinga ir tu turi kažkaip prie to galbūt kartais ir prisitaikyti. Bet, grįžtant prie to, kodėl žmogus... Saugu sekt madom. Gal saugu? Tai Saugumo jausmas atsiranda, jeigu tu nemoki apsirengti, neturi skonio ir tu žinai, kad man žiūri tą spintą, man visi rūbai vienodai atrodo, aš nežinau, kas prie ko dara, aš nežinau, kad raudonas su žalia dažniausiai nedara. Man tiesiog trūksta žinių ir tokių žmonių tikrai yra. Tada jie pasižiūri, žinai, reklamą kažkokiam prekybos centre didžiuliam ar ne, kažkokia iškaba, žiūrėk, šitie žmonės apsirengia taip ir taip, ne, ir jie ant didžiulio plakato, vadinasi, čia tikriausiai yra gražu, taip man irgi kažko tokio reikia, vadinasi, ir aš būsiu gražu, vadinasi, aš saugiai jaučiuosi, viskas tvarkoj. O kad ta mada yra, žinai, ta prasme, tragedija akims, pavyzdžiui, dabar, kaip paaugliai rengiasi, ypač paauglės, ta prasme, jiem gražu mum, nebe. Ten trashy tas stilius, ar kaip vadinasi, trash, ar kaip, nežinau tiksliai kaip, bet ta prasme, tu tiesiog pažiūri, iš tos estetinės pusės, tu matai, kad tai jau dabar madinga, bet tu pat pastebi, kad yra tiesiog tragedija absoliuti. Ten, net nežinau, aš tai jau juokingai taip su draugais, vadinam, bulvių maišais apsirengia žmonės, žinai. Ta prasme, atrodo baisiai, nes tie patys rūbai baisus, bet kadangi tokia mada, jie tarpusėje tą kažkaip sukomunikuoja, kad, pasitikėjimas savim šviečia iš po tų drabužių ir tada viskas susiniveliuoja. Aš nežinau, ar tikrai ten pasitikėjimas šviečia. Pasitikėjimas galbūt šitam trash amžiai apsirengti 60-mečio drabužiais, čia tai būtų pasitikėjimas savim. Counterculture judėjimas toks. Bet čia, sakyk. Yra dar vienas irgi dalykas, kad kokia mada, irgi kalbant apie rūbus, tai taip ir žmogų priverčia irgi jaustis. Arba elgtis net. Arba elgtis. Jeigu dabar yra mada nešioti tinklelį arba crop topą, tai tu ir elgies kaip tokia... nenoriu naudoti negražių žodžių, bet irgi iš tikro tai jo. Tave irgi kaip tu rengiesi, iššaukia ir tavo net patį vidinį elgseną. Tai čia irgi labai manipuliatyvus dalykas, nes jeigu anksčiau rengdavosi kostiumėliais arba gražiom suknelėm, tai ir atrodydavo ir elgdavosi ir stovėsena tokia būdavo. Bet čia ne tik rūbas atneša tą, kaip tu turėtum elgtis apsirengęs vienaip ar kitaip, čia ir ta pati, nežinau, suvokimas kažkokio, kur ateina iš aplinkos, kaip žmonės apsirengia tam tikrais rūbais elgiasi. Bet ar tai yra gerai, tu prarandi savo, kaip sakant, charakterį, tu elgiesi taip, kaip tu apsirengi, pavyzdžiui. Tai ką aš bandžiau pasakyti, kad daug kas prisėda prie BMW vairo prieš tai, kai turėjo kitą automobilį. Tai norėjau pasakyti. Jie dažnai sako, aš tiesiog jaučiu, kad aš noriu agresyviai vairuoti. Ir BMW, jinai
kaip mašina, tikrai tam viskas su juo tvarkoja, bet esmė ta, kad tiesiog yra tam tikras visuomenės sudarytas įvaizdis, koks žmogus vairuoja BMW, žinai. Ir kaip jis vairuoja. Jo, ir daug kas taip sako, ir aš net pats, ta prasme, su žmonėm, kurie ramus vairuotojai buvo atsėdę prie BMW, pradeda, žinai, agresyviai vairuoti ir net keista, žiūriu, galvoju, ką tu čia darai, žinai. Ir sako, nu čia galia, čia reikia išnaudoti, bet esmė, kad BMW nėra pačios galingiausios mašinos, ta prasme, tiek tie patys Mersai, Audinės, ta prasme, pilna panašios galios automobilių, bet BMW jisai turi savo aurą kažkokią, kurią visuomenė suformavo, kaip aš turiu ją vairuoti. Tai prie mūsų pokalbio prisijungia Audrė ir tęsiam temą toliau apie madas didžiajai scenoj ir... Nu taip, aš gal grįšiu vėl prie rūbų temos. Ir daug kalbėjom jau, žodžiu, apie viską kalbėjom. Išvaizdą. Jo, apie išvaizdą. Ir yra dar ir toks dalykas, kai žmonės perka tuos garsiuosius brandus, vien todėl, kad jie jaustųsi turtingi, kad jie pritaptų prie turtuolių. Kartais net žmonės neturi pinigų tiems pirkiniams, bet jie būtinai nueis nusipirkti tą brandinį daiktą. Vien dėl ženkliuko. Vien dėl ženkliuko. Ir čia irgi yra tas psichologinis dalykas, irgi prie to pritapimo, irgi noro kažkaip parodyti save turtingu, o pavyzdžiui, bet yra žmonių, kurie ir turtingi ir jie, visiškai nešvaisto pinigų, tarkim, tiems brandiniams dalykams, bet yra žmonės, kuriems reikia tų brandinių dalykų, reikia priklausomybės, reikia parodyti, kad tu turi brandinius dalykus. Ir reikia atkreipti dėmesį, nes, eina žmogus, tai jeigu, pamatai, kad žmogus turi Dolce & Gabbana rankinę, didelėm raidėm užrašyta. Vienas dalykas, ką tu pagalvoji, tai, jisai turi Dolce & Gabbana rankinę, bet daugiau nieko, viskas. Čia gal kaip kam žaidžia būna, kam labai daug reiškia, jis turi Dolce & Gabbana. Jo, tai čia apie tą... Nežinau, kad žmonės pamatytų tą dalyką, dar galim pakreipti tą pusę, kad buvo ir turbūt tebėra tie tokio edukuoto žmogaus įvaizdžio pinklėm pavadinčiau, nes tu turi irgi kažkokiai tam tikrai socialiniai klasiai priklausyti ir tam tikrų būdų, tam tikrose vietose tinkamai sureaguoti. Tai čia pavyzdžiui, kaip ir buvo tas pats remelių karų atvejus Facebook'e. Taip. Jo, tai prasidėjo jisai, mes bandėm atsekti nuo ko, nuo Prancūzijos įvykių. Lietuvoje prasidėjo, nežinau, nuo Protasevičiaus. Ir būna žmonių profilių, kurie turi visus teisingus tuos remelius. Čia mada ne kitaip, nes tu realiai išsakai su kuo, prie ko, labai paprastai, labai greitai užsidedi ant savęs tam tikrą ženkliuką. Net atviruotę gali nusiimti po to, bet... Remelis lieka. Remelis lieka interneto archyvuose. Bet čia man tai kaip tik gal labiau apie tai, kad žmogus tiesiog tai, kas populiaru dabar, tai, kas svarbu dabar, tai, kas problema dabar, aš tą palaikau. Tai prasme, gal kaip tik žmogus realiai nieko nepalaiko, nes jis palaiko viską tuo pat metu, žinai, kad ir kas darosi. Yra tas mymsas, žinot, kaip yra toks pilkas žmogeliukas subadytas visom reikalingom vėliavom, dar kažkas uždėta ir parašyta I support the current thing. Tai apie tai. Aš remiu dabartinį dalyką, žodžiu, kas dabar yra ten šaukiama apie tai, tai tą ir palaikau. Bet tai atsistoja į tai, kad žmogus jaučiasi nesaugus, jo aplinka yra nesaugi ir jam ant tiek beprotiškai reikia pritapti, kad jisai daro visą tai, nes pamatiniai dalykai yra jam nesaugu. Tai bet ir tas pats, edukuoto žmogaus, tarkim, aš manau, kad yra dabar net susiformavus tokia klasė, dažniausiai ją kildina iš Vilniaus, kad yra edukuotų žmonių, toks, nežinau, tiesiog žmonių tokia grupė, kurie edukuoti ir darys viską, kas yra tikimas iš to tokio edukuoto žmogaus. Tai jisai, primityviausias. Skiepus būtinai palaikys. Tu gali jam, ką nori sakyti, jisai žinos argumentus, kuriuos naudos tuo kontekstu. Tada jisai palaikys visus lyčių lygybės klausimus, kaip yra pristatyta, tarkim, labai gražiuose ten puslapiuose ir labai gražiai pasipuošę dėdės apie tai šneka. Tai ir man atrodo, jie irgi, bent jau kiek aš esu stebėjus, kad jie labai
tos dalykus priima per įvaizdį. Jeigu šneka gražaus įvaizdžio atitinkamos to žmogus, tai jie priima tą informaciją. Nes realiai gaunasi saviškis kažkoks. Ir gražus žmogus taip masto, patrauklus žmogus taip masto, fainas žmogus taip masto. Aš noriu irgi į tokią grupę patekti, vadinasi, aš irgi sutinku su to, ką sako. Čia vienas iš tų socialinės psichologijos momentų, kad jeigu kažkokią tiesą sako žmogus, kuris yra išvaizdus, gražus ir fainas, mes jo labiau linkę esam tikėti, nes mes susijam tą jo grožį, patrauklumą su ta tiesa, kurią išsako, nes grožis, patrauklumas mus jau veikia, vadinasi, mes kažkaip labiau norim tikėti to žmogum arba jam gražesnių dalykų pripaišom. Jeigu žmogus, tarkim, būtų negražus, nepatrauklus ir sakytų kažkokią tiesą, kuri yra, netgi teisinga šiuo metu, ar apskritai teisinga, tu esi linkęs mažiau ją pasitikėti, nes, kažkoks čia neaiškus man veikėjas. Psichologiškai mes tai veikiam. Ir tas pats buvo buvo su reklamom. Jeigu reklama patraukli, jeigu gražus grafinis dizainas, tikrai, nežinau, ar galima sakyti, kad didelė žmonių grupė, bet tikrai yra tokių, kurie paklausys, nes, atrodo solidžiai, tarkim, kažkas. Tas pats, čia aš aišku labiausiai išsinagrinėjus buvau skiepų temą, tai visos tos skiepų reklamos, jos buvo labai gražios. Skiepobusai labai gražus važinėjo ir plakatai visi buvo labai įtraukus. Tai kai atitinka to laikmečio madą, turbūt, kas yra gražu tai akiai, tai ir įtraukia dar žmonės, lengviau įtraukti žmogų į tai. Čia yra visa rinkodara, yra daug dar žmonių, kurie dirba toj srity ir jie ant to ir dirba, kad paveikt žmogų, kad jį pritraukt, kas veikia žmogų, kas neveikia žmogų. Rinkodara yra toks dalykas, kur suskirsto ir pagal lytis, ir pagal amžių, ir pagal kartas, ir pagal pomėgius, ir pagal viską. Ir, reklamą perka, geri rinkodarininkai, kurie, viską išmano, jie perka labai koordinuotai į tam tikrą grupę, kurie žino, kad toj grupiai paveiks tas, o toj grupiai paveiks tas. Ir, čia yra toks manipuliacinis menas, kad, šiaip tai man asmeniškai baisu, nes tie žmonės dirba, kad jie manipuliuotų kitais, jie ant to dirba. Man tai toks, vertybinis susikirtimas, kur, kodėl, kam. Ir vėl grįžti prie to, kad biznis, verslas, kapitalizmas, parduodam, jūs pirkit. Tai gerai, jeigu, tarkim, ten ta rinkodara, jinai yra, tarkim, panaudojama, naujam drabužiui, ne? Bet jeigu, pavyzdžiui, dabar irgi į Lietuvą tas po truputį atidunda tie visi lyčių keitimai, kas irgi yra savotiška mada, madinga, jie kelia į TikToką, TikTokas pilnas video tų žmonių, kurie ten, kaip pasakyti, tą reklamuoja. Tai kai tos mados tokios negrįžtamos baisiai, tai čia nauja tokia, nežinau, kaip pasakyti, madų tendencija, tiek tatuiruotės jos, negrįš atgal, jeigu pasidarai. Tai jau apie lyčių keitimus, tu iš vis esi visam gyvenimui, nežinau, sužalotas turbūt tiesiog. Taip. Bet gal lyčių visa mada eina iš tos temos, kad tu nori būtinai pritapti prie vakarų, juos imituoti ir jais būti, ir tada tu net nebegalvodamas pamatai, kad kokiai nors socialiniai platformai čia yra topas, tai tada ir mums reikia kažkaip daryti, nors, pavyzdžiui, ar tau tikrai gyvenime reikia šiandien suprasti, kad tu jautiesi ten kažkokiu vyru arba moterimi ir ten pradėti dirbti ties ta vieta biologiškai. Mes kaip ir šnekėjom, kad tos mados visos jos paauglystėj, paveikios labiausiai yra, bet tu išaugi iš tos paauglystės ir jeigu dabar paauglystėj leidžia ten keistis lytį, dar aišku neleidžia dabar, bet siekiama to turbūt tą pusę. Hormonai jau yra, hormonais leidžia juos, kaip sakant, gydyti. Lietuvoje? Lietuvoje ne, apie Ameriką aš neku. Dabar bijau pameluoti, bet argi nėra kažkur jau įteisinta, kad ir be tėvų sutikimo tu gali keisti. Ne Lietuvoje, ta prasme, bet... Taip, Amerikoje, nepasakysiu, kurioj valstijoje, bet taip,
ne visose, bet yra kur yra ir įteisinta. Tai čia, kaip sakant, nedaug dievė tokių madų. Bet įdomus dalykas, kad vat ir ką kalbat, kad atrodo galvojimas, kad tas žmogus galvoja taip, ne, tas žmogus negalvoja, jis būtent yra paveikiamas ir jis tame ir problema, kad žmogus negalvoja. Ir labai dažnai tas madas vaikosi ne dėl to, kad aš pritapsiu ir aš dabar noriu to būti, bet jis matydamas ir jo pasąmonę dedami dalykai pradeda veikti jo realybėje. Tai va čia problema, kad žmogus nesuvokia dažnai, ką jisai daro. Ypač tas jaunas tokia dar paauglio. Bet net ir ne tik jaunas, labai daug ir suaugusių žmonių, jiem įdedama informacija yra per jų pasąmonę ir jie nesuvokia, kodėl jie pradeda daryti dalykus. Na, čia, vėl rinkodara manipuliacija, čia atskiras mokslas, kas žino tą, kaip naudoti. O gal dar viena yra nauja tendencija apie viską turėti nuomonę. Pavyzdžiui, tu nesupranti ten, tarkim, kokių nors medicininių dalykų, tarkim, šitą skiepų visokių, arba naujai sukurtų skiepų, kokia jų ten bazė, visą kitą panašiai. Bet tu susiformavai nuomonę pagal kažkieno jo tinklelį, tą paketą suvalgytą ir tu jau teigi, kad tu turi nuomonę. Čia irgi kaip ir mados dalykas, apie viską galėti pasisakyti, viską suprasti, nors iš tikrųjų, iš esmės, tai nelabai tu ten kažką supranti. Čia prie Rūtos edukuotų priskirčiau. Jo, edukuotų ir tada tu turi susidaryti nuomonę ir vėl tada grįžta prie tai, kad tu patiki tuo, kuris tau įtaigesnis atrodo. Gražiai... Tas gražiai apsirengęs ir šauniai atrodo. Arba daug kartoja. Daug kartoja. Ir pavyzdžiui... Įkala, ne? Taip. Kiek yra tie tokie podcastai, kuriuos jauni žmonės mėgsta ir kuriuose pilna patyčių. Nevardinsim tiksliai, kas tokie yra. Ir labai įdomus dalykas, kad žmonės tuos, mūsų grupelės gal kaip ir ne, bet žmonės traukia klausytis, kaip tyčiasi iš kitų ir tada jie geriau pasijunta. Čia tas jo imlesnis yra perkelimas, kai tu tokiom emocijom kalbi. Nes ten šiaip įsijungus, tai jausis raitosi nuo tų keiksmažodžių. Ir taip, ir kadangi jau tas toks, nežinau kaip pavadinti, bet darinys, kuris tas patyčias organizuoja, ir kai kitas žmogus žiūri, jisai toksai, aš einu prie jų, kaip sakant, į jų grupelę, kad iš manęs nesityčiotų. Tai va būtent, turi viskuo pritapti. Turi viskuo sekti. Sutikti su viskuo. Nesuklysti, kad nedaug dieve tavęs nepermestų į kitą pusę. Ir yra labai geras pavyzdys šito varianto, kuris atsitiko su Baumila. Kai jisai trans moterį pavadino vyru ir iš savo aplinkos žmonių gavo, nežinau, pylos nerealiai. Taip, čia iš tikrųjų, bent kiek aš numatau, tai jisai buvo palaikantis tą pusę. Esu mačiusi ir jo komentarų po kitų žmonių postais, kur jisai realiai tyčiojasi iš tų kitų. Jo. Ir jisai buvo būtent jų pusiai, toj LGBT pusiai. Ir staiga jisai suklydo, Paslydo. Nes jisai buvo ne iki galo įsigilinęs, kokia ten jų ta mada yra. Jisai tiesiog juos palaikė, nes dabar visi palaiko. Ir jisai suklydo. Jo. Jisai pasakė, kad trans moteris yra vyras. Ir dar jisai pasidžiaugė, kad vyrai dabar laimi moterų šitą grožio konkursą. Jo. Ir viskas, ir jisai buvo baisiai užpjautas, pačių saviškių. Jo. Čia yra grynas toks pavyzdys, kur žmogus eina dėl to, kad tiesiog tai yra mada ir po to baisiai būna suvalgytas ir jo atvejais tai į užsienį, ta prasme jau net užsienio žmonės žinojo, kad Lietuvos žmogus, kuris ėjo į Euroviziją, pažiūrėkit, kaip jisai taip galėjo pasakyti. Toks progresyvus, o taip pasakė. Tai tas progresyvumas realiai irgi dabar tam tikrų žmonių grupiai yra mada. Ką priskirtumėm progresyvumui? Nes jeigu nesi progresyvus, Audrey net juokinga. Jeigu nesi progresyvus, tai realiai kažkoks esi outsideris.
Taip. Marginalas. Senų pažiūrų. Senų pažiūrų. O senos pažiūros, Būtinai kvailas turi būti. būtinai kvailas, nes aš galvoju, anksčiau gal kai buvo tas toks patriotizmas, tai jie sėmėsi iš tos senovės, ieškojo savo šaknų, dar kažkas, kaip buvo mada tokia, turbūt. Ar buvo stiprus lyderiai, kurie tą madą iššaukė, o dabar apsivertė. Aš nežinau, kiek realiai apsivertė. Ką turiu minėti, kad visą laiką buvo visais laikais buvo, kad seni dalykai yra... Patikrinti. Gerai, čia vėlesniam amžiui tas ateina. Nesakom, kad visiems, bet, tarkim, tokių žmonių grupių yra. Nes, mes ne viską savo priskiriam. Jo, aš ką noriu pasakyti, man atrodo, kad jaunas žmogus visais laikais norėdavo priešintis tiek tėvams, tiek visuomeniai, atrasti kažką naujo, atrasti kažką savo. Kaip renesansas ir gotika, kad gotika buvo pavadinta pagal gotus, vadinasi prastesnis menas, o renesansas yra krūčiau ir... Ta prasme, kad yra ta prigimti žmogaus, jaunas žmogus tiesiog iš prigimties savo nori ieškoti naujų dalykų. Ir brandoj vėlesniam amžiui įsijima suprasti, kad, aš apie patys irgi kalbu, kad tam tikri dalykai, kurie buvo senoviai arba seniau, jie buvo dėl to, kad jie laiko patikrinti ir kad jie veikia ir kad yra teisingi, o ne dėl to, kad jie kažkokie blogi. Bet kol tu jaunas, tu to negali suprasti. Ir ta išmintis, manau, yra ir susijusi su tuo, kad kai tu sugebi iš praeities pasimti, kas yra gerai ir patikrinti laiko ir atmesti, kas yra nesąmonė. Nes ten irgi nesąmonių praeitie tikrai nemažai buvo. Ten ypač Viktorijos laikais, kai manė, kad dažai su švinu pagrindu yra viskas labai gerai. Nes buvo madinga. Arba, pavyzdžiui, paskutinis garsiausias dalykas ten, kur dabar visi žinau, kad tikrai yra beprotiškas, kad kelintais, 60-70, man atrodo, Amerikoje rūkyti buvo sveika. Tai va, rūkyti. Nes rūkyti buvo sveika, daktarai sakė rūkykit, čia viskas gerai. Nes čia moteriam tipo jūs nervotos, tai parūkykit. Jo. Ir tuo metu tai buvo madinga rūkyti. Ir čia ne tai, kad madinga, daktarai tą rekomendavo. Tuo tai metu net medicina. Ir tuo metu tai buvo progresyvu. Ta prasme, tai apie ką eina kalba, kad ne viskas, kas iš praeities atėjo, yra gerai, yra nesąmonių. Bet kažkaip, nežinau, sunku, bet manau, kad įmanoma kažkaip kritiškai pažiūrėti, kas vyksta dabar, kas vyko praeitį ir kažkaip atrasti tą, nes man tai atrodo, inžinerijoje labai geras pavyzdys, žinai, jeigu yra kažkokie laiko patikrinti sprendimai, tu nebandai jų išmest, tu jas naudoji tiesiog toliau, jeigu yra situacijos, kuriuose jie nepakankamai efektyvūs, tu išrandi kažką naujo. Ir kaip pavyzdys, tai tarkim, nežinau, biškiai automobilius naisiu, bet yra tam tikrų sistemų, kurios yra, grinai susijusios su amortizatoriais, su automobilio pakaba ir panašiai. Ir tiesiog tam tikri sprendimai, kurie yra naujoviški, tarkim, naujausiuose automobiliuose, yra labai patogus, labai efektyvūs, labai geri, bet, pavyzdžiui, labai nepatikimi, nes jie kompleksiški siaubingai. O tos, pavyzdžiui, senosios tos sistemos, jos vis dar naudojamos ir fūrose, ir priekabose, ta prasme, ir kitose sistemose, kur, pavyzdžiui, reikia patvarumo, reikia ilgalaikiškumo ir kad sistema patikimai visą laiką suveiktų. Net NASA yra tas dalykas, kad jie naudoja labai senas operacinės sistemas, vien tik dėl to, kad jos jau patikrintos 100 000 kartų, o nauja operacinė sistema turi riziką. Žodžiu, mintis buvo ta, kad tam tikri inžineriniai sprendimai iš praeities, jų tu tiesiog negali išmesti, nes jie patikrinti laiko, jie veikia, jie yra teisingi ir tam tikrose situacijose tu jas naudoji ir naudosi iki, nežinau, civilizacijos pabaigos, nes jie veikia. Ir vienas iš tų pavyzdžių tai yra automobilių pakabos tam tikros, ar ne. Ir, pavyzdžiui, ten ta pirmoji suspension system, ten tie tokie, nelysiu detalės, bet kur traktoriuose yra, ne traktoriuose, bet priekabose, ta prasme, fūrose naudojamos, jos visą laiką bus naudojamos, nes jos, ta prasme, yra velniškai patikimos ir ilgalaikės. O naujose mašinose deda tas varinės pakabas ir žmonės, verkia dėl jų. Jos labai daug komforto suteikia, jos labai patogios ir labai efektyvios, bet jos iš esmės yra neilgamžės, nes jos tiesiog dėl kompleksiškumo jos tiesiog pasidaro nepatikimos, nes per daug judančių detalių, kaip sakant. Ir ką aš norėjau pasakyti, kad iš praeities atėję dalykai ne visi yra geri, bet ne visi ir blogi, ta prasme, ir kažkaip reikia išmokti atsirinkti, kokioje situacijoje koks tas dalykas yra reikalingas, kaip su tom, automobilių pakabom. Taip, tada turi mokėti atsirinkti. Jo, sugebėti atsirinkti, kritiškai pagalvoti ir pasižiūrėti, ar man tai šiuo metu veikia, ar tai yra efektyvu, ar tai yra teisinga, ir jeigu taip, tai naudok ir džiaugis. Ir nebandyk būti progresyviai mąstančiu, nes tai nepadės tos situacijos įspręsti. Jeigu 100 metų, jau yra ta pati, jeigu su žmonės jau daug metų susitinka. Viskas yra gerai, jeigu tu žiūri pliusus, minusus ir atsirenki, kas yra gerai, kas veikia, kas ne. Bet yra toks dalykas kaip ir marksizmas. Marksizmas lėmėsi tuo, kad viskas, kas sena yra negerai, mes turim sukurti naują pasaulį, netikėkit savo tėvais ir dabar tas sugrįžta ir ant to dabar bandys dirbti, kad
mokykla, nu, kas yra tie socialiniai įgūdžiai, kur bandys mokyti, nu, iš esmės taip, mokys kaip ten pajaus savo jausmus, visą kitą, bet tuo pačiu ir tarsi bandys vaikus įtikinti, kad, nu, žinok, tavo tėvai senių pažiūrų pasenę, tu jais netikėk, va, žiūrėk, yra tas ir tas. Ir čia yra, nu, vaiko įtikinimas ir jaunimo įtikinimas. Mano draugė net viena sakė, tėvai mano nieko nesupranta, jie ten realiai, nu, kitaip mąsto. Sako, jie nieko nesupranta, jie situacijos tiesiog nesupranta. Ir man atrodo, kad tėvai daugiau supranta. Negu tas žmogus, jisai yra paveiktas, toks einu su madom, man pasakė, kad šitas yra gerai, o tu tėvais netikėk. Bet tėvai yra daugiau matę gyvenimo ir jie matė, kad ir tą patį kokį marksizmą galbūt kai kurie matė. Bet yra ir atveju, kur, tarkim, atvirkščias, kai, tarkim, vaikai, nu, tikrai teisingai mato, o tėvai, bet čia, man atrodo, toks sunkus atvejis, aš kaip pagalvoju vaikam, nu, išaugti iš to, bet, nu, sunku pasverti. Jis vėl, kas yra teisinga ir kas yra neteisinga. Tam žmogui, kuris sako, madas jam yra tai teisinga dėl to, kad tai yra daug lengvesnis kelias dažnu atveju, nes tu nebūsi atstumtasis, tu nebūsi kitoks, tu nebūsi keistuolis. Ir tam žmogui tai yra teisingas kelias. Ir jisai tuo tiesiog tiki lygiai taip pat kaip tam žmogui, kuris visiškai kitaip mato perspektyvą. Jo irgi yra kelias teisingas. Tai ne mums nuspręsti, kieno yra teisingas požiūris ir kieno yra teisingas kelias. Kaip kokiose situacijose, jeigu, tarkim, mada toj lyčių keitimo srity, tai, nu, niekur nematau teisingo kelio ir teisingo požiūrio. Aš irgi nematau, bet tai aš nematau ir tu nematai. Jau visai kaip tik kalbėjau apie praeitį, kad aš visai galvoju, kad galima sakyti tuos, kad labai gerai būtent pasimti gerus dalykus ir pasimokyti iš klaidų. Jo. Tai kažkaip labiau į tai ir pat vienas iš tų gerų dalykų būtų labai nuostabu im pavyzdį šeimos kūrimo. Bet dabar tokia mada. Čia iš vieno vaikino girdėjau tokį, kad... O, aš irgi gerą girdėjau. Vieną tokį, kad pirmą reikia paauginti šuniuką. Jeigu dviese moki rūpinti šuniuku, reiškia, esat pakankamai brandus ir mokėsit vaikų pasirūpinti. Wow. Ne, aš geresnių frazių girdėjau, kad kai merginų paklausi, ar nori, nu, kažkaip gaunas kartais išeina tas pokalbis, kaip kokios tavo požiūris apie vaikus. Ir jau keletą kartų išgirstu tą pačią identišką frazę, pasaulyje ir taip per daug žmonių. Šitas baisus. Tai, bet mane, kai iš moterų išgirstu šitą frazę, man šiek tiek toks, wow. Eina savai. Nu, čia irgi, man tai čia masinis programavimas, kad žmonių per daug. Šiaip esu girdėjus, kad vaikam persiduoda ir vaikai vos ne savižudiškose nuotaikose, kad tipo žmonių per daug. Nu, tai tipo, man jau gal pasitraukti reiktų, nes žmonių per daug. Čia tragedija. Tai girdėjot tą atvejį, kai buvo pirmasis, kai kažkokio muziejų ištepė paveikslą, sriubo ar kokią ten, ar dažais kažkuo. Tai vienas podcasteris, jisai tas panas pasikvietė pas jį podcastą, tiesiog rimtai su jom pakalbėt, kodėl jūs tą padarėt. Ir jos nėra kvailos, jos protingos panas, ir jos, kai savo visą tą istoriją papasakojo savo pasaulėžiūrą, tu matai, kad jos nuoširdžiai tiki, aš nejuokauju, nuoširdžiai tiki, kad pasaulis baigsis po 5 metų. Bet realiai, ir jos tos baimės, kaip sakant, persmelktos, jos ir daro tokius dalykus. Ir ta prasme, čia ne jos, žinai, kažkokios durnės ten lopės ir taip toliau, kaip kažkas sako. Ne, problema ta, kad jos buvo įtikintos, kad pasaulis baigsis po 5 metų. Ir jos nėra kvailos, jos protingos, tu girdai iš jų argumentacijų, iš logikos, iš visko. Jos labai gerai argumentus dėlioja. Jos tiesiog tokius šaltinius. Jo, jas įtikino, kad pasaulis baigsis po 5 metų, tai ta pati Greta, kiek girdėjau garsioji. Jinai... Pagal ją turėjo mus čia visus užsvemti. Pagal ją pasaulis jau turėjo irgi buvo nebūt pasibaigęs, bet jis nepasibaigė. Tai vat, iš kur ateina ta tokia, iš kur ateina tie melai, kuriais jauni žmonės patikė, kaip ir tu sakei, kad žmonių atseit pasaulio per daug, nėra jų per daug, jų kaip tik per mažai. Per mažai gerų, normalių žmonių, kurie dirba, stengiasi ir taip toliau. Ta prasme, Lietuvoje mes einam žemyn pagal visą statistiką. Ta prasme, visas vakarų pasaulis čia žmonių yra per mažai. Ta prasme, ta ekonomikos, tas griuvimas, kaip ir numatomas vien dėl to, kad nieks negalės to pensijos išmokėti, žinai. Nes tiesiog nebus pakankamai jaunų dirbančių žmonių. Ta prasme, kitas dalykas, kad nėra pakankamai žmonių, kad, žinai, tavo tėvus pakeistų, nes jeigu susilaukia šeima vieno vaiko, tai reiškia, kad jau vieno žmogaus truks. Ne. Ir ta prasme, gerų žmonių niekada nebuvo ir niekada nebus per daug. Tai va, tame va esmė. Tai išvados kokios būtų mūsų?
madom sekt turbūt nereikia. Reikia gal suprast, Kokia mada? Kad žmonės sako madom tam, kad jie nori pritapti ir iš tam tikro nesaugumo, kad ta prasme tai yra noras priklausyti kažkokiai grupiai fainų žmonių, su kuriais aš noriu save identifikuoti. Ir bet iš ten man kilo tas noras to madom sekti. Reikia visada pro savo prizmę dar praleisti, kokios tos mados, kur jos nuves, ar grįžtamos, ar negrįžtamos, nes mada turi tendenciją tiesiog pasikeisti. Ir suvokti, argumentuoti, mokėti, kodėl man tai yra svarbu, o ne tiesiog, nes va tas žmogus tai pasakė. Nes iš tikrųjų tie nuoširdūs pankai, jie ir dabar pankai, jiems mada nepraėjo, nes čia buvo jų asmenybės dalis. Žinai, ir tie hipiai nuoširdūs, kur iš tikrųjų jaučia tam visam gėlių judėjimui, jie ir liko hipiais dabar, ir vaikų sulaukia ir visą kitą, ir tie vaikai užaugo. Ta prasme, tame yra esmė, kad mada jinai nėra visiškas apie nieką, jinai yra apie tam tikrą identitetą ir tam tikri žmonės iš tikrųjų tą savyje įkūnė ir turi, bet problema atsitinka tada, kad kai žmonės, kurie to neturi, bando pritapti, mada pasikeičia ir jie tokie lieka dykumoje tokio, tai kas aš dabar esu, tada aš bėgu prie kitos mados ir niekad savęs neatranda. Čia, manau, problema su tatuiruotėm, kaip tu ir sakei, tu pasidarai tatuiškės madingas tuo metu, mada praėjo, o tau liko visas tas ant kūno. Taip, simbolis kažkoks, kuris tuo metu buvo GP galimybių pasas, kurį išsitatuiravai ir jau nebeliko. Kaip vienas iš pavyzdžių. Čia tikrai tai buvo? Taip. Wow! Taip. Hardcore! Tai gal tada į tą patį, tai tikriausiai tada ta prasminga mada yra ta, kuri turi kažkokią idėją ilgalaikę. Vat, kaip tu sakai, vat, tie gyvenimo būdas, kuris turi tikrą prasmingą idėją, jisai madingas, vat, ir dabar yra tų gėlių vaikų, ne, vat, tų, kurie susižavi tomis madomis, nors jinai jau yra savo tą apogėjų praėjusi jau seniai. O kitos yra tos tokios tuščios, vat, kad aš progresyvus, toks yra anoks, bet jinai tuščia yra tiesiog viskas. Ką, tuom ir užbaigsim šiandienos pokalbį, kad madas reikia atsirinkti ir žiūrėti, kas kaip yra. Ačiū, kas žiūrėjote, ačiū, kas mūsų sekate ir iki kitų kartų.